Labas visiems. Labai smagu, kad esate čia. Labai džiaugiuosi. Pažiūrėkime, ką galim papasakoti šiandien. Kas yra svarbu šiandien. Atverti širdį, gilūs ryšiai ir vandens palaiminimas. Kai kurie iš jūsų turite galbūt praleisti laiko prie vandens telkinių. Vanduo yra viską valanti stichija. Ir nebūtina yra jame būti, kartais užtenka tiesiog atsidurti prie vandens telkinio. Ir sielos partneris, amžinas ryšys. Kas įdomu, kad širdies atvėrimas yra 11. Kas dažnai yra rišama su twin flame ryšiu. Gerai. Kadangi labai tiesiogiai širdies atverimas, tai mes imkim šitą širdies kaladę. Palaukit, kaip jinai vadinasi. Kažkas su širdim irgi susiję. Noriu pasižiūrėti, ar aš čia. O kur aš pasidėjau? Ar nebuvo? Turėjo būti. O tai susidėjau taip, kad nieko. Turiu viską iškraustyti, kad matyčiau, kas yra kas, turiu viską iškraustyti. Okay. O čia nėra. Tai palaukit. Nu ne. Tai geras, tai nėra gal knygos prie šitos, bet lygtais buvo. Ai, čia bus pasislėpus. Aha. Gyjančios širdies orakulas. Kas domitės? Labai faina šitą kaladę. Gerai, širdies. Atverti širdį. Apie ką tai? Atverti širdį. Atverti širdį. Širdis su giluma. Tikėkit dievišku likimu. Dieviškai prijungta širdis. Sutikit savo karmą ir drąsi širdis. Mokykitės vesti iš išminties. Arba mokykitės vesti su išmintimi. Okay.
Kodėl reikia atverti širdį arba kodėl atsiveria širdis? Atsiskyrėlis. Tai truputį primena tai, ką vakar įkėliau. Kažkas per ilgai buvo uždaręs savo širdį. O, kaip miela. Žiūrėkit. Jinai kviečia jį. Jisai vienas keliauja paskui savo išmintį ir ta drąsi širdis vesti save pagal savo išmintį. Tai daro atsiskyrėlis. Jinai jį kviečia. Gali būti, kad jūs jaučiat tiesiog kažkokį kvietimą, kažkokį tarsi trauką į kažkur ar ne, grįžti prie kažko, daryti kažką, veikti kažką, kas jums buvo brangu, bet jūs apleidot tai. Tik šiuo atveju, kadangi mes turim dūšios partneris, amžinas ryšys, tai man atrodo, kad mes turime du žmonės, kurie gali būti, kad mes matom du žmonės, kurie eina, kurių keliai susijungs į tam tikrą sąjungą, o galbūt mes matom du žmonės, kurie tiesiog vienas kitą inspiruoja eiti tam tikrais keliais. Ar ne? Tai nebūtinai reiškia, kad viskas, ką mes čia skaitom su kortom, turi būti romantizuojama, kažkaip seksualizuojama ir žodžiu. Gyvenimas pilnas visko yra ir be šitų minėtų aspektų. Kodėl čia svarbus vanduo? Kodėl svarbus vanduo? Kažkas galbūt turit tendenciją bandyti patikti kitiems. Ir labai greitai iššokat į kažkokią toksišką dinamiką, nes perkompensuojat, bijot, kad jūs užbėgat, avansų darot viską. Kažkam galbūt jūs buvot tokie. Jūs buvot tokie šviesų žmonės, kurie duodavo, mylėdavo ir negailėdavo ir rūpindavosi ir atsakingai žiūrėdavo į viską ir taip toliau. Iki kol įvyko kažkas, kur jūsų širdis apkarto ir jūs save uždarėt į narvelį, kad niekas prie jūsų nelįstų, jūsų neskaudintų, bet tam tikrą prasme jūs neleidžiat savo jausti pilnai, neleidžiat savo būti laimingais. Ok, su kuo yra sujungta širdis? Su kuo? 6 taurės. Tai yra labai svarbus ryšys ir man atrodo, kad tai jaučiama viskuo, kad tai yra svarbus ryšys. Šitas ryšys nėra su
Gerai, aš patvirtinsiu taip, nenoriu, kad jūs įgriūtumėt į ne visų situacijos vienodos, ar ne, ir nenoriu, kad tie, kas klausys, kad pritempinėtumėt istoriją savo atvejam, kad labai gerai suprastumėt, ar tai jūsų istorija ar ne. Šitas ryšys nėra su žmogumi, tai yra greičiausiai praeitį sutiktas žmogus, galbūt keliai išsiskyrė, galbūt nežinau, kas įvyko, bet akivaizdu, kad šitie žmonės eina skirtingom linijom, skirtingais keliais ir juos visatą bando suvesti. Tai yra svarbus ryšys, tai yra labai labai geras ir šviesus ryšys, bet tai nėra ryšys su žmogumi, su kuriuo jūs buvot santykyje. Tai nėra ryšys su žmogumi, kuris jūs apgaudinėjo, melavo, įskaudino ir taip toliau, ir jūs negalit jo paleisti. Ok? Šitą mes pravalom. Tai nėra tai. Sutikit savo karmą. Kokia yra karma? Wow. Tiesa. Absoliuti tiesa ir absoliuti meilė. Kažkodėl jaučiu, kad šitas atsiskyrėlis, kaip šitas žmogus mato save. Tai išdidus žmogus, ištikimas žmogus, man atrodo, kad jis ne visus prisileidžia. Tai reiškia, kad tai gali būti gilus žmogus, ar ne, jisai gili asmenybė, aukštas intelektas, bet jis ne visiems tai atveria, ne visiems tai rodo. Ir gali būti, kad laiko save šiek tiek įstrigusių situacijoj. Arba tarp dviejų žmonių buvo įstrigimas, arba tai gali būti žmogus, kuris turi savo verslą, savo veiklą. Būtent tuo momentu, kada jo gyvenimas įgavo pagreitį, jis atsistojo kryžkeliai, kurie turėjo priimti sprendimą. Ir gali būti tai, kad kadangi matau karalių ir matau dvi karalienės, aš kalbėsiu apie vyrą ir dvi moteris, okay? Bet tai gali būti ir atvirkščiai. Galbūt tuo metu, tam tikrų momentų, kada šitas žmogus mergino kažką ir bandė pritraukti savęs link, į jo gyvenimą įžengė kita energija, kuri jį labai traukė. Ir jis norėjo pademonstruoti savo ištikimybę savo įsitikinimams ir savo pasirinktai krypčiai. Ir tai, kas atėjo jo link, jis tai palaikė tiesiog tam tikrą trauką, vilionę ir visiškai ne, nors vidus sakė, kad tai yra tavo kelias, ar ne? Tu žengi ne tuo keliu, todėl visata atsiuntė ekspresų tą kitą variantą. Bet išdidumas, užsispyrimas, noras kažkur kažkam kažką įrodyti, šitą žmogų nuvedė kitų kelių. Gali būti tai, ar ne?
Bet kokiu atveju karma yra absoliuti tiesa ir besąlyginė meilė. Šitas žmogus išaugo. Taip. Pirmais kaladės kėlimuose buvo daug, velnės vis pasirodydavo kaladės apačioje ir skeliant kaladę. Ir šitas žmogus galbūt turėjo tam tikrą kažkokį, netgi, sakyčiau, toksišką uždarumą arba norą kontroliuoti gyvenimo aplinkybės ir tai jį atvedė į tam tikras pamokas, ar ne, kad visgi tu negali sukontroliuoti visko ir visur. Kartais tu turi tiesiog pasiduoti tam, ką tau gyvenimas atneša, ar ne? Ir stebėti ženklus. Kas buvo padaryta, kad buvo užsidirbta šita karma? Okei, čia. Tai gali būti jūsų karma, ar ne, galbūt jūs iš tam tikrų patirčių esate atsiskyrėlio pozicijoje ir visata kviečia jūs, ne kitas žmogus, o visata jūs kviečia atverti savo širdį, paleisti savo emocijas, paleisti savo jausmus, ar ne, reaguoti į gyvenimą emociškai ir jums tarsi yra sakoma, sutikit savo karmą. Nes jūs užsidirbot dėl to, kad jūs ėjot išminties keliu. Jūs neleidot, kai kurie iš jūsų išlaikė testą kažkokį. Ėjot drąsiai, galbūt tai nebuvo malonu, galbūt tai nebuvo jauku, galbūt tai nebuvo tradiciška, galbūt tai nebuvo tai, ką būtumėt jūs visada darę, ar ne, jūsų senoji versija. Bet jūs drąsiai laikėtės savo moralinio kompaso, savo vertybių ir drąsiai rinkotės ir ėjot išminties keliu. Ir visata sako, labukas. Okay. Ar reikia kažką žinoti apie šitą karmą? Nežinau, ar reikia dar daugiau kažko. Kalavijų tūzas yra absoliuti tiesa, taurių tūzas yra besąlyginė meilė. Žvaigždė yra dangaus palaima, tai yra viltis, tai yra gyjimas, atsinaujinimas. Šviesi alchemija, tai yra tam tikras norų išsipildymas. Aukštesnių lygmenių, ne tų paviršutiniškų, bazinių kažkokių ar ne primityvių norų išpildymas, bet aukštesniam lygmenį, kalbant jau apie likimą, apie gyvenimo kelią, apie gilius ryšius, ar ne? Ir tai yra karmiška. Tai yra karmiška. Jo, jūs turėjote testą. Jūs turėjote testą ir jūs jį įveikėt. Kas tai per testas, parodykit mums, mes norim pamatyti. Kažkas iš jūsų galbūt dar prieisit šitą testą. Kas tai per testas buvo? Saulė atvirkščiai. Kas tai per testas? Tai gali indikuoti emocinį uždarumą. Kas tai buvo per testas? Mėnulis.
Gali būti, kad testas buvo liūtas arba vėžys. Čia yra skorpionas ir žuvys dar. Vandens stichija, sužeista vandens stichija, vandens palaiminimas. Jums buvo siųstas testas per vandenį. Atverti savo širdį. Gali būti, kad buvo siųstas vandens ženklas. Sužeista vandens energija. Palaukit, ką tas žmogus darė? Tas žmogus buvo testas. Kažkas jūsų gyvenime buvo tik tais testas. Jokios kitos reikšmės. Galbūt tai buvo susijęs su romantiškais jausmais, galbūt tai buvo susijęs su darbais, galbūt su studijom, galbūt su kažkokių poreikių įgyvendinimu. Ir taip buvo testuojamas Tai buvo testuojama jūsų intuicija, jūsų protas ir jūsų išmintis. O kodėl šitas čia yra? Nes šalia stovi oro ženklas. Vandenis, dvyniai svarstyklės. Nusivylęs žmogus, kuris galbūt nori atsiprašyti. Kodėl šitas žmogus yra? Ar tai yra testo dalis? Karma. Taip, tai yra testo dalis. Palaukit, aš bandau dar įsigilinti, susivokti. Ok. Gali būti, kad jūs buvot labai karminėje situacijoje su kažkuo. Labai. Tai gali būti oro ženklo vyriška energija, bet nebūtinai tai gali būti svarstyklės, ožiaragis, vėžys, žuvys, vandenis, jautis, liūtas, skorpionas. Ir šitas ciklas yra uždarytas. Ir aš nežinau, kaip paaiškinti tai. Tarsi buvo siųstas žmogus, kuris turėjo jūs atverti jūsų širdį. Padėti uždaryti tai. Nežinau, galbūt kažkas tame matot savo situaciją, galbūt ne, aš nenoriu labai gaišti laiko su tuo, bet mes maždaug supratom, ar ne? Ok. Taip. Sielos partneris, amžinas ryšys. Sielos partneris. Gerai, kokią mes kaladę galim paimti?
nepasitenkinimas ir vienatvė. Tekėti pasroviui. Kai jūs pasirinksite save, kitas žmogus pasirinks jūs. Aš jaučiu, kad tai yra pagrindinis atsakymas. Kol jūs nesirenkat savęs ir duodatės po gyvenimą ir po pasaulį ir po žmonės ir taip toliau, tol tas žmogus yra per atstumą, tarsi laikomas netgi nuo jūsų. Sielos partneris. Išreikškite meilę. Tik pirmin. Parodykit romantišką gestą. Ir vaikai, jūsų meilės gyvenimas yra įtakojamas vaikų. Kas tas sielos partneris? Santuoka. Jo, aš labai jaučiu čia tą tokį, nežinau, soulmate'as. Taip, tai yra jūsų soulmate'as. Labai jaučiu tą tokį vibe, nežinau, fantastinis, iš fantastikos srities, iš kažkokio praeito gyvenimo, kur tarsi du žmonės pamato vienas kitą ir jau tą pačią akimirką žino, kad jie žino vienas kitą. Yra tas jausmas. Paleiskit kontrolę, leiskit situaciją atsidengti natūraliai ir sužadėtuvės. Labai labai stiprus įsipareigojimo vaibas, ar ne? Kas yra tie du žmonės? 6 taurės, oh my god, ir žvaigždė kaladės apačioj. 6 taurės pirmais buvo, kai aš klausiau. Man atrodo, apie ką aš klausiau. Atsukit, jeigu kaip į pradžią, kur buvo 6 taurės ir imperatorius. Tai yra tas nostalgiškas ryšys. Žvaigždė 2 kartus. Tai yra tarsi likimo vedama. Wow. Ok. Aš padarysiu išplėstinį skaitimą. Ir išplėstiniam skaitime mes dar pasigilinsim į tą ryšį, į vieną ir į kitą žmogų. Tai išplėstinį skaitimą matys gentainiai. Ir matysit nuorodą tiems, kas nepriklausot genčiai, galėsit atskirai eiti į nuorodą, įsigyti ir pasižiūrėti. Tai ramybės, balanso, ačiū visiems, kad buvo, tikiuosi tai buvo bent kažkiek naudinga. Iki.